Tai pasižiūrėkim, kaip atrodo mūsų Ethereum treidas, ar ne, per paskutinį laikotarpį ir pasižiūrėsim, kokius aš daviau du setupus jums. Visiškai nemokamus, drąsiai galėjot pasinaudot, jeigu turit kažkiek bent jau techninės analizės žinių, o jeigu neturit, irgi bendrai pakalbėsim, ar ne, kaip aš iš šituos setupus būčiau įėjęs ir bendrai tiesiog apie viską ar nepakalbėsim. Bet prieš pradedant noriu dar porą dalykų paminėti. Jeigu norit prie mūsų prisijungti, gauti tokius treidus, mokymus, diskusijų grupę, kur visi diskutuoja, realiai prisijungti prie daugiau negu 130 aktyviai dirbančių narių, tai visą tai galite padaryti per mūsų telegramą. Telegramas Oskaras Trading, ten bus visa info, kaip galite pasijungti ir galite mums privačiai parašyti. O jeigu trūksta informacijos ar ne, arba patikimumo, tai pavadinkim ar ne, nes šiais laikais reikia daug pasitikėjimo, jeigu norit prisijungti kažkur, tai rasit atsiliepimus tiek Instagrame, tiek TikTok'e, kur yra pats pirmas pripinintas video, kur matysit vat raudonai ar ne, realiai dabar vienintelis pripinintas video. Tai atsiliepimai atrodo štai taip. Galėsit juos pasiskaityti, pasižiūrėti, kad tai yra tikri žmonės ir gal labiau norėsit prie mūsų prisijungti. O dabar grįžtam prie Ethereum treidų ir kaip viskas atrodo, ar ne. Tai pakalbėkim apie tai, kad paskutinį kartą, kai kalbėjom, tai parodžiau, kaip aš įėjau į šitą, ar ne, šitą treidą, kokios buvo mano konfirmacijos, ar ne, kaip aš šitą sniper entry pagavau. Po to aš parodžiau dvi point of interest zonas, ar ne. Vieną short setupą, kitą long setupą. Jeigu norit, galit vieną video atgal pasižiūrėti, kodėl būtent šitos zonos, ar ne. Pasižiūrėkim, pirma zona, ar ne, šitas shortas puikiai playoutina, nes mes čia turėjom visą šitą demand zoną ir visą šitą range. Tai faktas, kad čia buvo didelė siena, ar ne, sell wall, ir šitoje vietoje matom, kad gavom reakciją. Tai jeigu jūs apjungtumėt, ar ne, techninę analizę, apjungtumėt breakup structure su open interest divu, šiuo atveju bearish divu, tai būtumėt turėję štai tokį gražų treidą. Viskas labai paprasta, paprastesnių treidų jūs neturėsit. Ką aš kalbu, gali skambėti sudėtingai, bet tai nėra sudėtinga, jeigu jūs praeinat mokymus ir viską labai gražiai sudėliojate, ar ne? O taip pat mūsų instruktoriai, analitikai jums kiekvieną dieną padeda, irgi duoda analizės, setupus, tai iš vis palengvina visą šitą darbą, ar ne? Ir tada parodžiau šitą long setupą, taip pat paskutiniam video, ar ne? Šitą long setupą parodžiau, kuris buvo nuo FVG. FVG buvo tikrinamas vieną kartą, antrą kartą ir dabar trečią kartą. Čia irgi Open Interest Diva būtumėt panaudoję, labai paprastą indikatorių ir bum, mes būtumėm štai tokiam dabar treidė. Tobula. Jeigu manęs klausia, tai čia tobula yra. Tai visiškas sniper entris, ar ne? Ir šitie stapai buvo duoti į priekį. Aš galiu pasakyti. Nuostabi ta mūsų grupė. Jeigu norit, galime jūs pridėti prie grupės, galėsite apsižiūrėti viską. Taipogi tiesiog parašykit mums, jeigu domitės treidinimu, norit treidint, norit, kad ir kopijuot mūsų treidus, turim daug paslaugų. Tai jeigu kas jūs bedomintų, parašykit mums tiesiog ir galėsim pakalbėti tada, ar ne. Kas dabar toliau vyksta? Tai gerai, dabar truputėlį prasitrinkim. Pasigyrėm ir dabar šitas etapas jis toliau veikia. Faktas, kad jis toliau ir gali veikti. Dabar mes turim tokias zonas. Mes turim visą šitą zoną. Šitą nusimsim per didelę. Mums reikia dabar, čia angliškai, refine, rafinuoti, aš nežinau kaip čia dabar išversti. Mums reikia sumažinti šitas zonas, nenorim turėti didelių zonų, vėl norim turėti point of interest, ar ne, zonas tokias aktyves. Short setupas. Vėlgi, neaklai su open interest divu ir paskutinio low. Tai štai taip atrodytų.
Ir mes galim sulaukti irgi dar vieno tokio žemesnio kritimo, tai būtinai stebėčiau tą FEG, kur aš ką tik nuėmęs buvau, ar ne, kuris buvo štai čia. Tai vėlgi žiūrėčiau, ar mes galim gauti štai tokį, ar ne, truputėlį toliau pavažinėti, išimti šitą low, visus gal netgi šitos low ir toliau bouncinti. Mes vat, turim tokius du treidus papildomą, šitą long traidą ir šitą short traidą. Daugiau niekas man kaip ir nerūpi. Tai kol kas šitą paliksiu, šitą ištrinsim, kad neapsikrauti. O mano long setupas dar iš anksčiau puikiai važiuoja. Faktas, kad jisai yra dabar long termų, mano kitas tikslas yra 5K. 5K, long termo aš laikau. Eterimas tikrai jisai dar neparodė visos savo jėgos. 4 valandų tai freimą pasižiūrėkim, kaip atrodo. Tai vat, šitie highs turi būti išimti. O treidas dar tik tai įsibėgėja. Tai vat ir viskas, ar ne? Tai vat toliau atostogaujam, maudomės kiekvieną dieną deginamės, nežinau, ar matos reikia pasižiūrėti. Iški matas, kad įdėgiau, bet saugaus šį, nepersistengiu. Bet jeigu norit prisijungti, užmetam liuksą ir tikrai būna dienų, kada žiauriai užsiėmęs būnu. Tūkstam su šeima, kelionė esam dabar Ispanijoje, nu tai supraskit, nepavyks kiekvieną dieną tu padaryti video, bet pasistengsiu tikrai padaryti. O daugiau, kaip ir viskas, iš manęs daugiau nieko, tai juos pasimatysim ryt ir jeigu patiko, kaip ir minėjau, ir pasimatom.